Sveiki, bičiuliai. Šiandien kai ko kitką sugalvojau. Pradedu ūkininkauti miške. Žiūram. Esu savam miške, savos valdos. Nebijokite, jūsų medžių negadinu. Šiandien sodinsim čagą. Čagą yra geriausia sodinti į beržą. Žiūriu beržų, krivolių, pakankamai jau didelių, aukštų, katrų nenustelbtų, į ateitį nemirtų, nes čaga auga pakankamai lėta ir pakankamai ilgą laiką, kelis dešimtmečius tam beržį gal gyventi. Gerą beržą naudoti nesinori, nes grybs maitinsios tonų beržų medieną ir sugadins beržą. Kaip žinia, šiandien beržas yra vienas vertingiausių medžių, lygus arba netgi vertingesnis kaip eglė ir pušis. Tai atėjau į miškioką, radau dabar pirms beržus, o bus daugiau. Toks kreivuolis, ant aukštas, 1,30 m aukštė bus apie 25 cm arba netoli to. Jis jau yra praaugęs, nieks nenustelbs ir sodinsim janau čagą. Čagą sodinti būtinį daiktą, tai būtų vokiečių aviganis, būtina darbėni plėniai, groštas, ar akumuliatorinis, ar elektrinis su generatoriu, kad jau sugalvojat, ar kažkoks rungtinis. Plaktukas kištukam. Kištukai yra užkrėsti čagą grybų, galbūt matos, gal nesimato. Ir žaizdą užtepti, grybą užtepti, neprilystų vabaliokų ar kažkoks kitas grybs, kad į ton veit neįsimestų į ton žaizdą. Tepalą panaudosim, soda tepalą. Namus atsilikau namų darbus, pasižymėjau, kaip grįžti sulipnijaus. Kištukai yra, jeigu gerai prisimint, 36 mm. Grošt pasižymėjau 41 mm. Šiek tiek daugiau pasižymėjau, nes yra žyvė. Tai kad pilnai įsikaltų medis, tarkim žyvė, sunku sakyti, tarkim 2 mm kištukas. 36 tai bus 38 mm ir gal da kokiu būti nepilnai išvalyta, tai uždėjau kelis milimetrus, 41 mm. Į tom kreivulį dėsiam. Ir čia yra, jeigu neklystu, 30 kištoko, taip ir aš 30. Tai iš jas kelis medžius apkrėsti grybų. Ant kas pusmetrą grįžčiam, kalsiam. Žiūram. Grįžti yra panašiai, kas pusmetrą. Tiksliai nėra reikal grįžti. Grįžu išakiais ir gal į viršų sudinti, tai kiek da gauni. Nežinau, čia da vien da gaus. Galvoju, ar kažin geras metas, nes jau atšilo, kaip sula bėga. Kon tik išgrįžiau, ten aukščiau, tai čia šitą
Kištuką užkrėsti grybų, atrodo, va taip. Un ten aug grybs. Они 8 mm. Ir stylis būtina grįžti 8 mm. Kad jie to ankštą ir prisiliestų prie medį, kad medį susikrėstų. Такого свес миш не užkrėstum grybų. Čepčaga įsimet. Как ты darai? Čepčaga įsimet, kur yra pažeist. Это патрон. И ton berža. 4 kaištok suvariau. 30 kaištokų, tai iš jas kažkur apie 8 beržus iš jas užkrėsti. Ne koks tepals, ne ką pės. Kaištoks vis matosi. Pirkau Klaipėdo banginę. Nepirkite, niekam teiksi. Tokį beržą neimsia. Tai visus gražus. Iškom prastesnį. Radau kitą kreivolį. Yra, daugiau tas. Šita. Ne visai. Tai jis bangots. Tos turės neims, čia pačions bangots. Bet viršų gal koks rūstėlis iš čia, nežinau. Tan šitą. O ton solkūnį. Čia, neturėtų užstelbti. Nestors. 3 kaištoks janų įkals. Čaga grybs į parazitinsi. Žinoms iš senovės. Yra vis tokių manimų, ko ten gal padėti. Čia biškį sudėtinga įlinda. Gal nepilna šiukšlis buvo išvalys. Čaga grybs auga pakankamą lietą. Per pirmus 3 metus tik ta pradės matyti žymis, gal pajaudauti apie kaištoks, gal žyviai trūkti. Po 6-8 metų panašiai jau formuosias grybs ir jau po 8 metų galės derlių. Sekundes derlius turbūt dar plus 6 metam. Antras derlius panašiai po 14 metų. Man čaga grybą nerech, kur šiandien nežinau, gal kažkam dovanosiu. Bet labai įdomi, ar beveik tai kažtoką, ar įmanom užkrėsti ir kas gausas. Šiek tiek neramu, kad nepaplėst per daug, nes mano galva mediena yra vertingesnė negu tas čaga grybs. Šiuo metu rinko čaga grybų kaina mačiau po 15 eurų. Tai iš 10 kg 150 eurų. Tai gera berža, kūps. Šią dieną biškį nupėgis dėl krizės. Bet po 10 metų manau, kad bus nemažiau kaip 150 eurų. Ir ar verta sudinti į vertingus medžius čagą? Man manim ne. Čagą gali sudinti nebent kažkokį malkinį arba smalsom vedams, kaip aš. Ir man medėjai parinkti kreivolę visokiai, tikras bus malkarelė. Dar 2 laik. Bet aš
Jau medžių nebegadinsiu. Gaila beržų. Ants atiduosiam. Vėtra. Excellent. Excellent. Tu skaičiu toks. Čiaga atiduosiam mišką dievams. Tai numečiau. Šito antras. Kaip man sekės pradėti ūkininkauti. Matyt. Spaudam like, užsiprenumeruojam. Bus daugiau nuotykių, eksperimentų. Greitas susitiksim. Iki.